Šiandien rubrika pas mus slyva. Nu jo, biški čia stabdžių. Trūko, man atrodo. Aš tik tai 4. Tik tais pakelk mašiną normaliai, mano ūgio, matei? Gerai? Dar. O tai jau man. Tu visai tik tai galvoji. Palipuką tau duosime. Taip, Rafalai, tu kaip tu turėjai slyvą, tu man papasakok, kaip čia reikia ką daryti. Šitą reikia atsukti, ne? Šitą privarštų supartą atleisti ir viskas. Ir viskas supartą išėmam. Viskas paprasta atrodo. Einam ieškoti raktą. Yra vežimėlis raktų. Vežimėlio nėra, reikės pavaikščioti piškom biškį. Kaip tik tu šiandien į sporto salę neeisi, tai... Aš vakar buvau. Nu jo. Taip. Biškį jėgos ir viskas tvarkoja. Atrodo kaip tikras mechanikas. Jeigu Marka čia pasipaimsim tą patį šitą raktą ir viskas. Aš tik nesuprantu, kodėl mes negalėjom nuvaryti į servisą, sumokėti ir padarytų greitai. Ne, darom patį. Valdemarai, kartais reikia ir kitiems duoti uždirbti. Nu, kontentas pats savęs nepadarys. Aha. Rafalai, gal gali mums užuomeną duoti, koks ten raktas įsistato? Ai, va šitos? Duos boltus, nes ten tai nepraleidžiu. Mokyk ir mokyk. Žinai, aš visą gyvenimą su gazėliom atvažinėjęs. Pas mus ten viskas paprasta. Nu ir po 15 pusvalandžio mes sužinojom, kaip nuimti stabdžių diską. Aš jums pademonstruosiu. Imat kuvaldingą ir trank. Krasta auto. Mėlo malonu, kaip sakom. Pailsėk. Stovi? Taip, varščiukai. Kaip pas jūs sekasi gerai? Gerai. Nu, matai, pas mane daugiau biški darbo, pas mane dar daviklis. Užtat aš nespėju. Gerai, einam kabint ratą. Filtrus ir galim pabandyti pažaisti su liuku bei langu, bet gal mes šitą darysim jau Crow Motors. Tai pažiūrėsim, kiek užtruks tepalus pakeisti. Jo. Tai aš galvoju dabar lengvas pirikūras. Nuleidinėjom tepalus. Ir keičiam tapalukus. Diba. Ką, tiepalas nubėgo. Sukam haikę. Rafalką užversti tikrai neduosim, nes bus haikė prasukta. Reikės ieškoti naujo karterio. Gerai. Kiek niutonų?
Ką? Kiek Newtonų buvo? 15. Ką? Это по иглометру? Ką, leidžiam? Jo. Į viršų nuspausk ir palaikyk. Ne, į viršų nuspausk. Down. O dabar nežinau, ką daryti. Nu tai va, slyvas nebebus. Mes nežinome, kaip to keltuvo. Rimtai greivai atsitoja. 3 weeks later. Nuspausk ir laikyk. Рокин капота. Фотография 9х12 со сливой ЛБА 615. Короче, po 5 minučių kažkas tai įsigauna. Kas ten netinka? Ne, viskas tvarko jau dabar. Taip. Davai šitą varžtuką iš karto bandom nustatyti. Čia tai juvelyrika. Aš nesuprantu, jūs ten pakeisite filtrą ar ne? Kad filtrą pakeisti, Rafalka pusę mašinos išrinko. Dabar rodus dabar sėdi vietoj. Nu tai kaip ten gausies ar ne? Все, jau viskas. Jau visi varžtukai vietoj. Reikėjo surasti tik tai savo vietą. Atsistoja į savo vietą ir viskas gražiai užsisuka. Čia pas tave per išmanusis be prailgintuvas. Čia toks 5:30, žinai. Gerai, tai ką, reikės tepalą užpilt, filtras vietoj. Palauk, Rafalka, čia dar daug užveršiu šitą. Iš karto. Aš jau visai neprisimenu, kada prie mašino kažką daręs esu. Žiūrėkit, chebra, jeigu šitą rubriką pas mus bus toliau, tai čia gali būti jūsų reklama. O dabar tai mūsų reklama. Šiaip tepalai geri, reklamos nedarysim. За деньги, да. За деньги, Ja, да. bet jeigu ateityje dar bus šitą rubriką, tai tikrai galėsit. Aš galvoju, tai rubrika šita tikrai bus. Motulis, jeigu girdi, PM. Susisiek su mumis. Nu tai ką, pakeitėm tepalus, pakeitėm kaladėlės, stabdžių diskus, filtrus, viską padarėm. Tai šiandien bus viskas, nes dar reikia pakeisti sėdynę. Liukas atvažiavo. Jo, liuko apdailos į juodą. Reikės pakeisti. Čia viską kraumotoras sutvarkės. Ir reikia dar sėdynę. Sėdynė neatvažiavo, tai ką, turbūt persikėlėm į kitą dieną. Tai susitiksim kitoj dienoj. Nu ir ką, Šaika, sekantį dieną? Ką, šiandien... Ką, Šaikelė, sekantį dieną? Ką, šiandien pasiėmėm sėdynę. Jo. Reikia sėdynę pakeisti liuką, pakeisti ženkliukus. Ne, Dar jo, pas mus gilangas neatsidaro, kažkas turbūt nukrito. kažkas nukrito, ar tu sulaužiai, ble. Gal nepradėkim. Tai va, pakeisim pakelėje. O dėl sėdynės aš galvoju, gal mes pabandysim tiesiog odą permesti ant tos. Nes matei, ten laidukai nukarpyti. Tai pabandysim tiesiog permest odą pačią. Tai va, pakeičiam sėdynę, pakeičiam liuką šiandien. Liuką tai daug reikės išrinkti, visas lubas nuimti. Tai aš galvoju, tu užsiimsi liuku, o aš sėdynė ir langu. važiuojam! Visai nieko gal. Ką? Kaip čia šita sėdynė? Šiaip jos nereikėtų keist, bet Valdemaras daug bezda. Tai va, taip ir gaunasi. Davai gal pasilažinam? Kas? Kas daugiau bezda? Aš dabar sveikai maitinuos visiškai ne. Aha, jo. Tai ką, nuėmam turbūt bėgelius.
Du varžtai čia? Jo, tai davai, man rodos iš galo 2 bus ir iš priekio 2. Pakelk iki viršaus maksimaliai. Oi, kraumotors čia turės ką veikti. 10 centų čia yra pinigas. Aš dabar kaip kameristas. Mano slaptas, aš niekam neduodu jo naudotis, tik tais pats. Aha. Padovanoju, nes žinot, kaip būna su įrankiais pastoviai. Tai vienos galvutės nėra, tai antros. Devaltą nebliūrinsim, nes Devaltas pats geriausias įrankis pasaulyje. Negalėjai paimti? O tai žinai, čia slyva priveršta gerai. Parašykit komentaruose, kokios įrankius labiausiai pripažįstat. Devaltą, Makita, Milwaukee. Geriausias įrankis Krucisam. Šiaip Devaltas yra pats. Man yra pas mane viskas, va. Nuo 1, 2, 3 viskas Devaltas, nuo tepyklų. O čia Engel kažkoks. Žiūrėk, turbina. Tokį turim. O, eina kaip per siestą. Kaip per rugsėjo 1 mokiniai į mokyklą. Matai, kaip uodegą nepadedu. Net ant šito, kaip jisai ant Ant klijų gamykliškų. Ant Niekada gyvenime nebuvo atsukinti. Blet, ledinė slyva, nu. Nu ką, atsukom sėdynę. Ką, bandysim lūpt? Bandysim lūpti lauk. Kur diržas prisisuka? Diržas prisidėjęs prisisuka. Jo. Prabezdėtas sostas. Turime sėdynę. O mes einam pažiūrėti įdomiausias vietas. Ką mes rasim po sėdynę. Mačiau, ten euriukų dar yra. Aha. Taip. Alkoholinio. O, auksas. O, pultelis. Ir dar 10 centų. 20 centų jau užsidirbom. Jau slyva biškį atsipirko. Jo. Kaip pirkom, nesupratom, kad šrotininkai nukirpo visą kasą. Kam jie tai padarė? Nieks. Nežinau, ir čia jau niekur nesujungsi. Tai čia reikia viską pajarinti, tai mes sugalvojom, geriau mums reikia apatinę. Jo. Tai Apatinės dalies, tai mes nuo tos nuimsim. nuėmam pilnai medžiagą ir aptraukiam per naują, nes ten ir va čia galas sudraskytas, o pas mus galas ledinis. Jo, mums tik tai apatinę dalį reikia pakeisti. Tai dabar pastatysim 2 sėdynės ir... Tai ką, reikia šitos visos patlankstyti ir... Jo. Ble, nu tai tu ten išardysi kažką šiandien ar ne? Taip pirštosgi susižalojau. Žinai, kaip tikri mechanikai. Žiūrėk, jeigu susižaloja, paima servetėlę, skočius juodas, geriausiai mėlynas, bet mėlyno neturiu. Tikrai neužverskit, kad cirkuliuotų kraujas. Oi, ble, lifehackai nuropkės. Sportų salėje užrašyti. Nereikia man sporto salės, aš jau per senas. Tampyt geležį. Palauk, netrauk. Tai tu gali į aerobiką, pavyzdžiui. Blianu, pažiūrėk, kaip bėga kraujas, eik tu savo. Few minutes later. Sėdynė nuimta. Bloga, kai nėra operatoriaus. Taip. Įtraukiam.
Įtraukiam. Kur čia traukti? Čia nėra kur traukti. Įtraukiam. Šitą pusę. Bet gerai sugalvojau pakeisti tik kaip apačią. Aфиgenai, nu nėra ką lyginti, čia dabar visą sėdinį jau keistume. Palauk. Kas čia per instrumentas pastavė? Senelio palikimas. Gerai, dabar turbūt pastatom ją normaliai. Palauk, aš greitai. Neužlankytinėk, nes neiškrisinai taip ir tai. Davai, pakelti. Užteks jėgų to. O, pažiūrėkit, mielų malonu. Kaip kažkas pasakytų. Jo. Nu, jeigu jūs šitą seriją pamatys, tikrai pas mus į Parvydos ratus atvažiuos, jau neturės kur dėti. Ne, čia yra du variantai. Arba atvažiuos, arba pasakys pis... Ne, atvažiuos tikrai. Sakys, trolino čia visą seriją mane. Niekas netrolina. Tai palauk, reikia dabar sukišti atgal. Valdemaras, prabizdėjęs, o dabar, mielą malonu. Nu, ne gamykla, aišku, bet kaip sako Bet detailinką padarys, čia dar užklijuosim juostą, kad pamatyt skirtumą, žinai, nu ten taip daro, žinai. Padažysim biškį tikrai ir bus visai. Čia nori naują slyvą padaryti? Sėdinę atgal. Taip, svarbu. Atsargiai. Taip, iš karto diržą prisuksiu. Ką, diržas jau vietoj. Saugumas pirmoj vietoj, kaip sakom. Taip, sėdinę ant bėgelių. Oba. Fiškutę pajungsiu. Hop. Daužo. Kaip tu buvusi? Aš tikiuosi, jei nežiūrės mūsų seriją. Tai gal jau visiems nusibodo tavo tie prikolai apie buvusi? Apie ką dabar prikolus daryt? Vabaliukas. Pizza turbūt veža. Nu ką šaika, ble? Ką žvejot varom? Suk ratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk, slyvutė, ar tu vado būsi? Laiką aš paspaudžiau ir subscribe užviečiau. Laukiu aš slyvutės, važiuosiu pas bobutės. Žinai, ką pagalvojau? Ką? Kad čia visai patogu ir gulėt. Ja, o įsivaizduok, sėdinys čia atloši, į šitą pusę užsidedi matrasą, pasiėmi čiolę, ten iš viršaus kolonėlės pasiringi romantišką muzikytę. Žvagių tik nedeginkit, nes, blėt, lūbus užsidegs, juodų gaila. That be what you was, ho. That be what you was, ho. Kas ten dabar?
Ką, tėvai, O, Obuoliukas. skaniausias picas Vilniaus rajone, Insiga. O, su meilė daryta. Kas seniai? Varom pavakarieniausiam. Tenka krapštytis. Gal po to pavalgę daugiau jėgų turėsim. Situations bring you back to me. Oh, lovers never break up. I guess you heard that's all. You say that I'm dying to forget a bit the boy for you. I wrote a song to many pretty, so I'll be with you. Know that I've been thinking about you. Oh, thinking about you. dirba ar ne? Mėla malonu, kaip sako. Gerai, davai uždarom. Gumytės atgal reikia statyti. Nu ką, Šaika, su liuku pabaigiam, sėdinė vietoj, slyva apsisisioja dar kartą, Robkė plauna viską. Dabar paskutinis dalykas, ką iš techninės pusės darysim, tai reikia Ne iš pažiūrėti. techninės pusės, o iš salono pusės. Nu, vis tiek techninė. Nu, jo. Aš galvoju, kad tenais nukrito pats laikiklis, tai reikia nuimti apšifkę ir pažiūrėti, kas ten. O, kažkas laiko dar. Kažkas dar laiko. O, jau nebelaiko varščiuką. Laiko rankinėlę. Nėra kontrabandos? Nu, net gaila. Žiūrėk, net airbagai vietoj. Na, žiūrėk. Mėla malonu. That be YG Woods, ho. Viskas dirba, sėdynė pakeista, liukas pakeistas. Parodyk liuką, kaip gražus juodas. Iš vidaus parodė. Kameristas, ne iš šitos pusės. O čia jis ką, žalias? Bet jis čia toks ir buvo. Va, dabar pilnai juodas lūbos. Gražu dabar viskas, mašinai daug. Čikas važiuot ir išvažiuot žiūrėt. Jo, daug mėliau važiuot. Slivutė. Pirštas čia. Slivutė jau beveik pabaigta. Iš techninės pusės turbūt viskas, nes daugiau vyko kėbulo darbai ir padaryti, kad jinai labai blizgėtų. Tai kitą savaitę, aš tikiuosi, mus jau priims kėbulistas, dažysim, jau minėjom kelis kart, kad dažysim, pamatysit sekančią seriją ir tada iš karto varysim į Crow Motors, daryti detailingą. Ir aš manau, kad iš Crow Motors ir įteiksim. Kad būtų švari, graži, stovėtų, su gražiu apšvietimu, užklosim. Aš irgi galvoju, kad čia labai gražiai bus, gražus įteikimas, labai gerai tai viskas atrodys. Jeigu Crow Motors leis man. Tai aš galvoju, Šaikytė, Lietuva nėra labai didelė, kad jūs patys atvažiuotumėt pasiimti mašinos. Tai ką reikės, tik tai aš galvojau priminti visiems dalyviams, kad jeigu neturit teisių arba esat nepilnamečiai, laisvai galite bandyti laimėti, dalyvauti konkurse. Bet turėsit atvažiuoti su tėvais ir tik tėvams atiduosim automobilį. Jokių draugų ten ar kažką, va, mano bratkė teisės perrašysim tiesiogiai ant tėvų arba globėjo. Jo, nes, nu, mes irgi buvom jauni ir žinom, kom tai gali baigtis. Tai ką, po kol kas? Jo, tai šitą seriją baigiam. Visiems dėkui, laiką, subscribe ir iki greito.
her, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her.